Mano gyvenimas apvirto aukštyn kojom. Užteko tik kartą pamatyti tave. Dienom pastebėdavom tokius dalykus kaip mėlynės, vangumas vaiko. Nuėjome į polikliniką pasidaryti kraujo tyrimo. Ten parodė hemoglobino kiekį sumažėjusi 3 kartus normą ir buvo 43, o vaikų norma yra 110–140. Tai perpylė kraują, gulėjom reanimacijai. Ir tada kitą rytą išvažiavom į Vilniaus Santaros klinikas, padarė išsamesnius tyrimus, kaulų čiulpus ir tenai rado 89% plastų. Ir prasidėjo gydymas nuo rugsėjo 18 dienos ir dabar esam 4 mėnesį. Jau keli mėnesiai beliko ir pasieksim palaikomojo gydymą. Pradžioj buvo sunku tikrai, nes atrodo, iš kur ta liga, kaip jinai čia atsirado. Atrodo, kaip to tyrimą padarė, irgi atrodo genetiškų tų mutacijų ar dar kažko nėra. O pasirodo, jinai gali per 2 savaitę įsivystyti. Taip. Atrodo, paprastam sveikam vaikui buvo taip. Jinai šiaip yra energinga labai ir bėgioja ir laksto. Nori visada judėti, nenori sėdėti čia po kokiam planšetinio ar dar kažko. Nori visada eiti žaisti su kitais vaikais. Ir ta liga, nepasakyčiau, kad ją taip pribloškė, kad jin sėdėtų tokia užsidarius ir kaip tik ją atgaivino nuo to viso, kaip buvo pradžioje. Jinai buvo labai tokia vangi, labai prastos būklės, bet dabar tai žymiai geriau jaučiasi. Tai va, jinai pamatė mašinytės skyriui tą dieną, kai biškį atsigavo po visų tų, kai ir kraujo sulašinė. Tiesiog jai labai patiko, ir jinai vos ne kiekvieną dieną norėdavo su ją važinėtis. Ir aš tai pagalvojau, kai jūs atnešėt svajonių lapą, galvojau, gal reikia parašyti jai, kad jinai irgi tokią turėtų. Tai rūžava, nes mergaitiška. Ir va, o ta Pepa, tai jai anksčiau patikdavo iš filmukų ir dabar nesenai rodžiau animatorius. Galvojau, gal koks Mikis, kitas animatorius, bet kažkaip Pepa jai labiausiai patiko dabar. Norėčiau padėkoti Joniškio medžiotojai ir žvejų draugijai už Luknės išpildytą svajonę. Jai labai patiko. Ačiū Jums labai.